džiaugsmo širdimi jie apsišuko. Draugai, nuo šiol mūsų gyvenimo šūkis turi būti toksai: į aukščiausias žmogui pasiekimas viršūnė. Tas studentas aukštatės ėjo. Su visą gyvenimą jis troškosi į to, kas kinų gražu šventa. Mylimieji, kiekviena gryna širdis ilgisi kalnų aukštybių, kaip ereliai erdvių. Tik kalnuose žmogaus širdis plaka džiaugsmu, tik kalnuose atsiskyrus nuo gyvenimo purvo ir triukšmo, siela įskleidė sparnus skristi į beribę žydrynę ir saulę. Dieviškas išganytojas mylėjo kalnus. Dažnai evangelijos girdim kalnų advokatinę dėstyti. Dažnai jis palaikydavo apaštalą bei savo mokiniais ir eidavo nuošalin irgi žengdamas į kalnus, kad ten maldoje susitiktų su dangišku tėvu. Kristaus žemiškajame gyvenime kalnai suvaidino išskirtinį vaidmenį. Palaiminimų kalne paskelbė savo evangeliją, tos linksmosios naujienos pagrindas. Persikėlimo kalne atskleidė amžinybės uždangą, kad žemiškas žmogaus akis išvystų dangiškąją palaimą. Golgota kaip kalno kryžiaus mirtimi atpirko nuodėmingą žmoniją. Prašau, kalnai, kalnai ir kalnai. Tas suprantame, kodėl tikintieji žmonės ir laikais palydi Kristui palaiminimo, persikėlimo ir Golgotos kalnus. Kodėl sekti jo pėdomis iki pat viršukalnių, kodėl su šventa nuostaba klausosi dieviškųjų pamokymų. Palaiminimų kalnas yra prie Bezrito ežero. Jėzus meldėsi visą naktį, kadangi susirinkusiųjų buvo daug, užlipo į kalną, kad klausytojai girdėtų jo žodžius. Šiame kalne Kristus atvėrė savo burną. Jis pasakė gražiausius pasaulyje žodžius. Niekas prieš jį ir po jo nėra kalbėjęs tokių nuostabių žodžių kaip išganytojas. Pamokslas nuo kalno ir pasiliks vienintelis, tikriausias ir pastoviausias visos žmonijos gyvenimo brangieji pagrindas. Jame yra nustatytos dangaus piliečio pareigos. Jame yra paskelbtos tikrosios laisvės, lygybės ir brolybės tiesos. Pamokslas nuo kalno hartos durys tokios, kurios įveda mus į naują gyvenimą, pilną meilės, teisingumo, žmogaus didybės ir amžinosios pergalės. Didysis kinų tautos vadas Mahatma Gandhi, susipažinęs su pamokslu nuo kalno, šitai pasakė: tas, kuris pasakė šios žodžius, yra nemirtingas. Gandhi iš Kristaus pamokslo nuo kalno išmoko tylos pamokslus. Ir pagal tą pamokslą jis veikia. Išmoko begalingai kovoti savo tautos išvadavimą ir mes geriau pažintume Viešpaties žodžius pasakytus palaiminimų kalne, pergalingais laimėsime pergalingą kovą, brangiai su blogiu, su piktu, kuris glūdi mūsų kiekvieno širdyje ir aplink mus visus. Garsus 20 amžiaus rašytojas Giovanni Papini savo didžiausiame veikale Kristaus istoriją ir teisingai pastebėjęs: pamokslas
Tai pamokslas nuo kalno, tiesa tos ryškiausios Kristaus evangelijos šviesos, joks mokslas, jokia pažanga